Tai va, pagaliau gavom savo siuntą. Planas toks šiandienas. Apžiūrim viską, ką gavom Temu siuntas. Pirma aparatūra. Turim metalo detektorių. Dabar testuok ant grindų, rasi gal aukso puodą. Testavau, veikia. Palaukit, power on. Opa. Gerai, all metal. Opa. O, kėdė metalinė, gerai, veikia. Su ramentu toks va. Tai va, pirmas mūsų daiktas, ką bandysim šiandien. Šiandien važiuosim į mišką su šituo ir kastuvu ir ieškosim lobio. Gerai, sekantis, ką pasėmėm prie metalo detektoriaus. Sulankstomą kastuvą kažkokį. Palauk, man dabar kastuvo, tarkim, reikia, taip? Atsisuki, pasidarai kastuvą. O! Gerai, šitą šiandien naudosim. O jeigu čia? Gerai, va čia atvira vieta. Nu čia turi ryšys būt. Kažkoks karjeras. Sampraimis būdu. Kažkas ieško bonkių, dabar mes ieškosim auksą. Pirmą prasitestuojam šitą daiktą. Gerai, iš lempos nepypsi. Pala, reikia rast kokį šuduką. Pažiūrėt, ar veikia. Gerai, gal ir prikolas bus. Kur čia lyst, kur daugiau šansų? O, pirmas lobis. Gerai, bet įsiaiškinam, kad veikia. O. Pala. Čia kažką rado. Kažką radom. Pala, pasižymim. Čia, X-as. Viskas su lupu kastuva. Kažką radom. Nu ką, kasam. Ką žinau, kasam toliau. Pala, kažką matau. Kuščiu. Ten kažkas metalinė didelė. What the f... Pala. Stupudovai radau kažką. Pažiūrėkit. O čia nebus koks dujų vamzdis. What the fuck? Kas čia? Kas čia yra? Kur aironas? Tai dabar kiek čia kast? Aš nežinau, Girska, bet mes kažką radom. Kas čia yra? Čia realiai vamzdis. Va. Kviečiam babketą. Turit kas babketo numerį? Aš čia rankom tikrai nekas. Čia dujos? Sako, čia dujos? Tikrai čia dujos? Gerai. Kol kas paliekam, šitą atsiminsim, kad čia yra. Sako, stipriau biški. Ne, kol kas laikinai paliekam, atsimenam, kad čia yra. Man atrodo, dirbam toliau, ieškam. Judam toliau. Bet pa, čia tikrai šitas. Kiek iš jo eina?
Lešib jis nedaug eina. Brendam giliau kažkur. Pala. Kažką radom. O, pala, kažką radau metalinę. Įsimetam savo aparatūrą. Ir keičiam lokaciją greičiausiai. Toliau. Turim magnetą žvejybai, metalą žvejot. Bet aš galiu pasakyti, kai mes jį užsisakinėjom, aš tikrai tikėjausi, kad jis didesnis bus. Veikia. Šiaip galiu pasakyti, jis gan stiprus realiai. Visą ją realiai atsiviniot. Ir kažkaip prie kojos prisirišt. Arba kaip Ainis sako, pizdu, krentam į tą balą tiesiog. Pala, kaip čia protingai, kaip man tą virvę protingai mest? Le Fisherman. O. O, jaučiu žuvytės kabina. Bet galiu pasakyti, nieko nepertraukiu. O, pala, kažkas buvo. Pametėm. Tai čia kiekvieną kartą taip viniot. Eik, tai čia viskas susimazgė jau. Šiaip čia labiau prikolas būtų nuo tiltelio kokio mėtyt. Tiesiog į apačią. Nes taip, tai čia nežinau. Ant lentutės kokios. Nu aš ir manau, reikia kažkokį krantą normalesnį rasti. O galim bent jau, nežinau, kamštuką bent kokį ištraukti, bent kažką. Nu ką, sukam. Opa. Traukiam. Kaip čia, kokia čia technika? Tai kad čia nieks nekimba. Aš ir manau nuo tilto, realiai nuo tilto. Varom prie balto užmest. Čia kiekvienas užmetimas, tu belė kiek tos virvės turėtų vinioti vėl iš naujo. Ką gero ištraukiai, nieko absoliučiai. Vertinu 1 iš 10. Nerekomenduoju. Nebent vietą reikia keisti. Toliau turim prikolą, kurį aš galvoju ežere bandysim, bet aš galvoju dėl streamo neverta mirt. Turim vandens filtrą šiaudelį. Tai aš galvoju, mes protestuosim biškį kitaip. Aš galvoju, aš nebūsiu debilas ir negersiu iš ežero, bet buvo tokia idėja. Padarysim kokį, išbandom iš balos mieste kokios. Yra savanorių. Man reikia vieno savanorio. Kas nori patestuoti? Kaip aš galvoju darysim? Pasidarysim kokios arbatos namuose į bliūdą ir pabandysim, nes čia kažkoks yra bajeris maišelis kai lašalinė. Man atrodo, yra kažkoks kaip lašalinė, kur tu gali į tą pokelį vandenį filtruoti. Tai gal pabandysim kokią arbatą, primesim kokių ten, nežinau, žolių kažko ir pabandysim prafiltruoti, pažiūrėti, ar realiai padarys švarų vandenį. Gerai, turim lašalinę. Nežinau dar kam, ką dar turim. Aš man atrodo kažką ne to čia nusipirkau, turim lašalinį ir turim švirkštą kažkodėl. Kodėl? Gerai, sakykim. Ir čia tipo tas šiaudelis.
O tai kaip čia, man instrukcijų reikia, kaip čia veikia? Šlangą čia kažkokį. Man atrodo, aš tiesiog lašalinę nusipirkau pasistatyti. Kaip čia veikia? Gerai, užmovau šlangą. Ir ką čia tipo va taip gert turiu? O kodėl čia yra lašalinė? Ir švirkštas. Tu ją turi įpilt, man atrodo, ir iš jos gert. Kas aš toks, kad aš viską žinočiau? Gerai, įsivaizduokime, mes čia turim vandenį tipo iš ežero. Turim arbatos pakelių, jis tipo supurvina mane. Bet būtinai Tada- primirš. Čia Hala, kaip? Tipo, tada čia vanduo dar purvinas iš ežero, žinai, čia va visokių žolelių jame yra. Sakykim, taip? Įsivaizduokim, mes va iš ežero atėjom ir mūsų vanduo va toks, va taip atrodo. Gerai, bandom. Dabar aš su visom žolėm prigersiu ir čia realiai viską išvalo. Patikrinam. Bėga vanduo. Skonis arbatos jaučias. Bet šitas žolės arbatos išfiltruoja realiai. Realiai galėtume lašalinę pastatyti, jeigu reikėtų su šito aparatu. Ar iš ežero pasitikėčiau gert? Nežinau. Meškerę turim. Man atrodo paskutinis daiktas, kas liko meškerė. Droną. Ai, dar dronągi turim, pamiršau. Jo, dar droną turim. Gerai, pažiūrim, kas bus čia. Bet kas man nepatinka, o neturėjo čia ryte būt. Nes man atrodo nuotraukai ryte buvo. Aš labai abejoju, kad jinai čia bus. Mus apskemino. Čia turėjo ryte būti. Rytės nėra. Gerai, tipo sudedam. Ką žinau. Dar stuburą gerai soj. Tai gerai, mums dabar reikia dar nusipirkti. Realiai viską. Kokią blizgę kažką ir irgi. Galėsim važiuoti patestuoti. Čia galimai gali būti privati bala. Čia realiai kažkieno kieme esama. Arba ne. Mes dabar turim nuspręsti, ar mes žvejojam kieme kažkieno ar ne. Aš dar to į tą balą įvažiuosiu, man atrodo. Šiaip, jeigu čia jau vertinam temų meškerę, sakyčiau, kaip už tokią kainą, tai gal nėra blogai. Blet. O va dabar tai bridam. GGVP. O, atbridom. Išgelbėjau. Metam ten patį lygiai tą pačią vietą, kur strigom. Šokį balą. Čia vlet ir sifilių, ir aids, ir dar nežinau, ko man atrodo užsikriešiu šokęs. Ir vėl Eik tu na. O, va čia tai negerai. Atiduok. Bet realiai kaip temų meškerė, dar visai tikrai neblogai. Keliai droną, jo jau visai ežere. Aš dar streamą nespėjau jungtis, jau atsirado ežere. Dariau test flight. Neišgyveno. Aš jį nuskraidinau gal 15 metrų nuo savęs, dingo ryšys ir jis tiesiog į ežerą išplaukė.
Paskutinis. Turim droną. Baterijas jau įdėjom, bet šių dronas bus nepakrautas. Nupūs vėjas. Tai mes namuose skraidysim. Maloniausia dalis. Čia bus galimai gore video. Ega lemputės, pakrauta kažkiek. Normaliai. Jos kyla per langą tokį vaizdą matyt. Išnešam katę, kad aukų nebūtų. Kaip čia veikia? Nelabai padeda. Open the app and click start. Turim 30%. Gerai, pabandom. Gerai. Turim situaciją tokią. Kažkas vyksta. Žemyn! What the fuck? Tai kad jisai iš šoną skrenda. O! Trešas. Bandam dar kartą. Nebuvo lengviau. Kartojam. Nuo kompo. Gerai, reikia pagauti valdymą. Professional drone operators. Sėkmingas landingas. Šitą dar panaudosim kažkur. Ir paskutinė mūsų temų užsakymo testavimui reikės pagalbos. Užsakėm kažkokį automatinį kamuoliuką katei, kuris pagal idėją turėtų bėgiot po namus. Kažkas tokio. Tai pažiūrėsim, ar katei bent kažkiek sudomins. Gerai, katė. Rodi, kaip moki. Čia tau. Man atrodo, jinai labiau bijo to. Jinai atsisuka ir sako, tėvai, kokių nesąmonių tu man pripirkai. Neatrodo, kad labai sudomina. Gerai, man atrodo, mes turim kitą problemą. Mūsų testuotoja tiesiog tinginys. Man atrodo, problema tame. Gerai, temų unboxingui tiek. Jeigu patiko ir norėtumėt antrą seriją pamatyti, kaip chatas renka, ką perkam, parašykit komentaruose idėjas, ką iš temų norėtumėt, kad nupirkčiau ir išbandyčiau ant sekančią streamą. Tiek.